Noriu nufilmuoti čia vieną tokį epizodą, kai man pastoviai skauda kojas ir dūrė kaip vynių kokį durtų į koją. Tiesiog žaizdas tokias turiu. Nematomas jos biški, bet kai kur tai matos, bet ne visada. Bet galiu parodyti va. Vieną yra. Va tokia neryški. Ir kita va čia šone. Tai va matot, tokia žaizdas, bet ją žiauriai skauda. Atrodo kaip su peiliu durtų tau. Suprantat, tai. Atrodo kaip badytų kažkas su adatom specialiai. O tokia žaizdas turi. O, čia tokia. Ir jos labai skauda. Tiesiog nežinau, rėkiu visą gerklę. Nežinau, nei kas čia per liga ar kas čia yra, bet aišku, apie stigmas tai, kad aš girdėjau visai kitaip būna, bet kad toks skausmas būtų, tai aš nežinau. Ar čia vienas trukinėja, nežinau, iš tikrųjų sunku pasakyti. Bet man, pavyzdžiui, matau šalia savęs juodą būtybę, kuri praduria tą odą ir geria kraują tiesiog man. Ir atsiranda netgi tokias mažytės dūrė, tokias žaizdelės. Tokia įkandimas, sakykim, taip. Nes demonai tokie, jie kraują geria kraują jie žmogus. Tai sakau, jie ir dar vienas dalykas, aš žinodavau, kad pavyzdžiui Jėzų jeigu kala, tai man visi tie skausmai jo pereina man. Tai viena koja, tai kita būna va taip irgi, bet čia tai nesimato, bet šitą koja kenčia. Čia va buvo dar man, šitoje vietoje dar tokia žaizdelė yra. Nedidelė, bet jinai kaip įkandimas, aš negaliu parodyti tiksliai, bet labai pritraukti neišeina, nes o čia irgi tokia yra. Čia tai gal taip kažkur buvo, nežinau, bet gal čia irgi ta pati, irgi kažkas panašaus. Bet čia tai va šitos tokios daugiau. Jas kaip dėmelės atrodo, bet jas ne raudonas dėmelės. Ir jos labai skauda. Kiaurai kaulai išeina, tiesiog per kaulą išeina ir labai skauda, aš nežinau nei ką daryti, nei ką. Bet tokias, matai, aš Dievui meldžiuosi, tai man pastoviai duoda kančias Jėzus. Tai galva skauda, dūrė į galvą, pavyzdžiui, arba šoną, arba šlaunį dūrė. Nu, siaubingas skausmas, kad atrodo kaip su peiliu, su kaip kokį blėt iešmų badytų tavį. Tai siaubingas skausmas, aš tiesiog rėkiu. Ir girdi gal ir kaimynai, kaip aš rėkiu, bet tai ko aš padarysiu, kad man tokia žaizdas kančia. Sakau, už tiesą aš vis tiek kentėsiu, sakau, Dieve. Už visus tos kankinius, už Jėzų, už viską, sakiau, kentėsiu. Prisiėmiau tas kančias, už tiesą, už viską. Tai man dabar ir skauda už tas kojas, nors ir ne panašias į stigmas, bet skausmas tai veriantis. Neįmanoma tiesiog gyventis. Ten man šiandien tai aš nežinau, po kelis kartus rėkiau. Nu kartu tai dar mažiau durdavo. Bet vis tiek kaip peiliu, kokį piu į koją kažkas blėt. Ir žiūri, kad tau blemba siaubingai diegi, kojų skauda, rėki, tu griebiesi už tos kojas, už kitos, už šoną, už širdies griebiesi, nes ir širdį bada žiauriai. Labai dūrė skausmas, kaip peilio ašmenys kokias būtų per kiaurai, per krūtinę išeitų. Ir tokius kančias net kenčia. Ir šoną, ir galvą skauda, dūrė taip pat, galvą labai. Paskui pėdas, rankas atsiliepia. Žiauri kančia, žinokit. Nu, aš nežinau, matyt, Jėzui Dievo malda, kaip meldžiuosi tave, mūsų tą kalbų. Tai visą laiką ratus, ten 2, 3, 4 ratus, kiek man tai išeina. Ant mažų karaliukų tenai po 50 potį ir po 50 tėvė mūsų, tai aš beveik po 100 kartoju. Tai toks didelį karolį, 109 karolių, aš kartoju 100, gal tėvė mūsų, sveika Marija 10, paskui garbė Dievui tėvui 10, paskui be gimtosios nuodėmės Marija. Šitą irgi kartoju 10, paskui tik į Dievą tėvą pabaigoje, paskui vėl 3 sveika Marija, garbė Dievui tėvui, tėvė mūsų 1, ir paskui pabaigos tik į Dievą tėvą ir be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, tai irgi kokius 3 tenai, ant pabaigos jau, iš 100 tų karolių, kai sukartoju 9. Tai va, aš visą laiką kalbu potyrius už gerus, už blogus žmonės, nesvarbu kokie jie bebūtų, bet aš meldžiuosi Dievui ir
atleidžiu jiem į viską, bet aš žinau, kad jie daug labiau apiplėšti negu aš ar dar kas nors kitas, kuris tiki Dievu ir myli Dievo artimuosius. Reikia mylėti visus, kiekvieną žmogų, esantį, nesantį, nesvarbu, bet reikia turėti tokią meilę. Net ir priešam, net ir gėriui ir blogiui, visam turėti širdį. Taip kaip Jėzus mokė, mylėkite ne tik draugus, bet ir priešus. Nes kokia jūsų meilė, jeigu tik draugus mylėsite, o priešų nekęsite. Jie kaip tik yra nuskriausti tie vadinamieji priešai ar blogi žmonės. Jie kaip tik yra nelaimingi, nes jie niekada gali nebeišvysto šviesos Dievo, nebepakliūt pas jį namo sugrįžti. Jų reikia labiausiai gailėti. Tai aš meldžiuosi kiekvieną dieną stengiuosi, bet kai supykstu ant Dievo, tada nesimeldžiu, nes būna tų barnių nesusipratimų, nes velnias pastoviai pakiša koją ir pridaro, sukelia pavydą, pyktį ir panašiai. Naudojasi tavo silpnumu dėl meilės Dievui, tai, žinai, velnias moka visai pašokdinti, net ir tikintįjį žmogų išveda iš rikiuotės. Tai va, žinokit, žmonės, tokias mano kančias ir dvasinės, ir fizinės, aš turiu žaizdų visokių. Man, žinai, gyvenimas nerožė ant klotas, kaip kas galvoja. Aš turiu kančių taip pat, kaip kankinė kokias taip pat. Nežinau, ką daugiau aš jums pasakyti galiu. Tos žaizdos mano, aišku, velnias tai moka jas paslėpti, bet kai jos kitų regėjimų, tai matosi didžiulė žaizda, ne biškelis, ne taškelis tenai. Iš tikrųjų, nuo kitų nuo manęs paslėpta tikroji žaizda. Tai va, kažkokios paslėptas nematomos žaizdos. Bet vis tiek, va, tokie taškeliai, jie skauda. Ir žiauriai skauda, nes, tiesiog kaip jaunamas gyvulys tiesiog reikia, ne tas žodis kaip skauda. Ir krūtinė, ir visa kita, ir galva, nežinau, man tai galvoja, kad kažkas aš išsigalvoju ir panašiai, bet taip nėra. Nors galiu bent tas menkas žaizdeles parodyti ir tai, kaip kokių velnių įkandimas, kaip kokių demonų ar vampyrų. Tų bjaurių būtybių, kurios iš tavęs siurbė energiją ir viską. Tai velnias irgi žudė ir nužudė ir Jėzus šitaip prikryžiavo ant kryžiaus. Tai man tas žaizdas irgi Jėzus pereina ir man. Nes yra tų šventųjų gal žmonių, kurie kankinių tokių, kurie išgyvena kančias, kaip ir panašiai ir aš. Tai va, tokias tiesas norėjau tiek pasakyti šiek tiek. Tai jums tikėti, netikėti jūsų reikalą, žinokit, bet aš turiu žaizdų dar netokių ir aš jaučiu kitos skausmą, žinokit, taip giliai jaučiu, kaip pats Dievas jaustų. Arba kaip Jėzus, arba kaip Marija jaučiu kančias. Tik atrodo, kad aš ten vaistus geriu, neturiu žaizdų. Ne, aš kad ir geriu vaistus, bet jie niekis palyginus su Dievo galia, jas veikia ir net su vaistais kitą kartą. Kad ir menkiau, bet vis tiek veikia. Aišku, tie psichiatrai nesupranta mano kančių, nesupranta, kad visai kas kita čia yra, kad čia Dievo dovana tokia, už kurią reikia atpirkti savo kančiom, viskuo aš nežinau. Čia už pasaulio tą blogį aš turiu kentėti taip pat, nes jeigu noriu, kad pasaulyje būtų harmonija gėris, tai turi kančias prisiimti. Aš pati jas prisiėmiau savo noru. Niekas manęs neprašė, Dievas neprašė, kad prisiimčiau kančias, bet aš pasakiau, tėve, aš noriu, kad ta tiesa būtų ir gyvuotų per amžius, kad harmonija būtų pasaulyje, kad taika, ramybė, gėris, meilė, gailestis, supratimas. Man tas chaosas jau nusiboda seniai, tas blogis. Aš noriu gėrio. Gerų dalykų, o ne blogų, kur dabar vyksta žuda. Blėt, kaip skauda vėl man. Blėt. Dieve. Vėl. Viešpatie, kaip skauda. Dieve, vėl man dūrė. Negaliu, kaip skauda. Viešpatie, kaip skauda, nebegaliu. Gal greičiausiai, nežinau, kad yra žaizda. Šitą gal, aš nežinau, eina čia ir čia visus šonas, kaip skauda. Viešpatie, man nervuoja šitas skausmas. Blėt, prakeik tą demonę, gal kokią prekybą. Kokį daužyti jau, blėm, nustumt nuo savęs. Neįmanoma kitaip. Parazitė, blėm, man kankina. Man, blėm, Jėzus gal kažkur dirba, matyti. Bjaurybė. Prakeikta demonė, velnias prakeiktas.